Pradėdami statybų procesą ir vertindami sąmatą, susidurėme su statybinių medžiagų pasirinkimo problema. Kyla daug klausimų, kokias medžiagas geriausia pasirinkti, į kokius parametrus svarbiausia atkreipti dėmesį, o gal verta rinktis ekologiškas statybinės medžiagas. Tada apie viską nuo pradžių. Statybinių medžiagų bei statybinių sprendimų gausa dar nebuvo tokia didelė kaip šiandien. Todėl, norint korektiškai įsirinkti statybinės medžiagas, reikėtų visų pirma laikytis statinio koncepcijos, aiškiai suplanuoti biudžetą bei laikytis pirminio plano. Labai dažnas atvejis, kai klientai nori sumokėti labai mažai, bet gauti ypatingai aukštą kokybę. Iš tikrųjų viskas yra įmanoma, bet šiuo atveju mes turėtume meluoti savo klientams. Todėl mes šią problemą įsprendėme štai tokiu būdu. Savo visą produktų krepšelį, asortimentą suskirstėme pagal 3 klientų tipus. Pirmasis segmentas yra ekonominis produktų segmentas. Jame priskiriame statybinės medžiagas, kurios atitinka minimalius reikalavimus, minimalius parametrus. Tai patenkina kliento poreikį, bet tai yra labai neilgamžis rezultatas. Antrasis prekių segmentas – tai pačios populiariausios medžiagos. Tai šiam segmentui priskiriame visas medžiagas, kurios atitinka Lietuvos STR reikalavimus, taip pat ES keliamus reikalavimus. Trečiasis prekių segmentas – tai yra ekskliuzyvinių prekių segmentas. Tai yra tokios statybinės medžiagos, kurioms yra keliami ypatingai aukšti kokybiniai reikalavimai. Tai galėtų būti ekologiškos, natūralios medžiagos, kurias pagaminti naudojame išskirtinės žaliavas, išskirtinius gamybos metodus. Kaip žmogui susiorientuoti, kaip atskirti tokias medžiagas? Jos paprastai yra ženklinamos tam tikrais prekiniais ženklais, logotipais, taip, kad žmogus pasitikrinęs galbūt informaciją internete matytų, kad konkrečiai tas gamintojas turi tam tikrą sertifikatą, kuriam yra keliami ypatingai aukšti kokybiniai reikalavimai. Taip pat ekskliuzyvinių prekių segmente galėtų būti unikalūs vienetiniai produktai, kurie gaminami ir tiekiami klientui pagal specialų jo užsakymą. Taip pat šiam segmentui priskirtume ir aukšto energetinio efektyvumo produktus. Individualių būstų šeimininkai turėtų suprasti vieną svarbų dalyką. Tvirtą, kokybišką ir energetiškai efektyvų būstą nėra būtina pastatyti per 1 metus, kaip manyti įprasta. Žmonės labai skuba visose gyvenimo srityse, todėl vis dažniau skiria nepakankamai laiko statybos proceso planavimui bei informacijos rinkimui. Pirmiausia, tai renkantis medžiagas reikėtų atkreipti dėmesį į savo pastato koncepciją, koksai jis yra. Ar jisai norimas pasyvus namas, pasyvus pastatas, kad mažai naudotų energijos, ar jisai turėtų būti laidus garui, kvėpuojantis namas, ar jisai turėtų būti ekonomiškas, paprastas standartinis pastatas. Pagal tai reikėtų rinktis ir statybinės medžiagas, ir statybinius sprendimus. Ekologiškos medžiagos pirmiausia nuo tradicinių skiriasi tai savo prigimtimi. Ekologiškos arba, kitaip tariant, natūralios medžiagos, jos yra gaminamos iš atskirai tam atrinktų žaliavų, bendradarbiaujant su vietiniam bendruomenėm, tose šalyse, kur ir gaminamos tos medžiagos, taip pat laikantis labai griežtų reikalavimų, tausojant gamtą. Ekologiškos arba natūralios medžiagos gali būti komplektuojamos ir gaminamos pagal specialius klientų reikalavimus. Tai reiškia, alergiškiams žmonėms, turinčius tam tikrą negalią žmonės, taip pat žmonėms tiems, kurie nori natūralaus komforto, gero gaivaus oro pastato viduje. Kokybiškos statybinės medžiagos taupo žmonių finansinius resursus ateities perspektyvoje, gerina gyvenimo kokybę bei suteikia komforto jausmą. Tad statykite be rūpesčių. www.hakuna.lt